Nu ką, sveiki visi, vėl susitikom po ilgos pauzės su žvejybos rakeliu. Bandysim šiandien Kauno marias vasario 2 dieną. Kas dažniausiai įprasta būdavo daryti ant ledo, šį kartą darysim ant atviro vandens, platforma, pedanas, meškerė, ilga 3,9 ir bandysim gaudyti. Jeigu užsakau į inkarą, pasiėmiau visą, ką matot, pasiėmiau Wonderblecką, Fidergoldą. Wonderbleckas tiesiog tamsus jaukas, labai šašingos skonio kvapo neturi, tai toksai tokiam šaltam labai vandeniu, skaitykit, skirtas, arba jautresnės žuvinės tamsus. Tada Fidergoldas tokia turi švelnų karamelės kvapą, gal vanilės, labiau vanilės kvapą tokia, ir turi daug džiūvėsėlių, kurios aš prasijojau būtinai, nes stengiausi kuo mažesnių džiūvėsėlių, tai padariau ir su šitais žaliais džiūvėsėliais. Irgi, kad kuo mažesni būtų, patarkuot galima dar su blenderiu biškį pamaut, vos, kad būtų mažesni. Dulkių irgi vengiu, nes, nežinau, man jos nereikalingos. Toliau bandysime, jauką nepyliau, bet bandysime ant kranto. Liquid Red, Champion Field taip pat. Jis toksai įdomu tokį, parašyta labai viskas aiškiai, vanilė, karamelė, toks kuojinis labai kvapas, raudonas bandysim, pažiūrėsim, kai čia prie aroma. Ir bandysim tos gleizus, aš jų daug esu bandęs, raudonas man labai padėjo Liepos gale, kažkur, man atrodo, neklystu, gaudžiau. Tai būtent raudonas labai man padėjo stambų karšį pagauti. Tai vis toliau bandau spalvas, pamanysim geltoną, pažiūrėsim, kažką galdos, vis tiek įdomus spalva tokia. Įdomus dalykas. Taipogi, aišku, užsukau. Inkaras man paliko tokį užrašėlį. Nežinau. Čia gal palinkėjimas geros žvejybos. Jis žino, sėkmės ir panašiai, nors negalima, kaip sako, bet nebijau. Tai kaip manau, gal čia palinkėjimas yra. Vergas praverš karšių, nežinau. Bet ačiū vis tiek. Taipogi įdėjo kalną gyvų. Nors tą kalną tikrai nereikės šiandien. Visko minimaliai. Parodysiu žvejybos metuką. Tai paprastai viskas, ne per didžiausius kiekius naudosim. Kad tiesiog neperša žuvies, nes kad ir jeigu ir pagausim, tai jinai bet kokią atveju, aš taip manau, kad daug nevalgys tikrai. Esam Kauno mariose ant 10 metrų gylio, skaitykit. Minkštas dugnas, tos gan minkštas, tikrai toks dumbliukas. Staigus perkritimas tos gaunas, tai žuvį čia gan sunku iškelti yra, bet nepabandęs nesužinosi. Esu gaudęs čia turbūt, nesuskaičiuosiu kiek kartų, begalybę kartų gaudžiau. Tai ir vėl pabandysiu pagaudyti. Žvejų daug, bet visi iš valčių gaudo. Valčių kokį 15 turbūt mačiau, kol rašiausi. Tai ką, maišom darom, šiaip bet kokiu atveju aš visą šitą maišiausi iš vakaro. Bet ne iš vakaro, nes dabar šaltas metas, maišysit ant vandens, ilgai brinksta, gerai neišbrinksta, nes tikrai šalta. Šią savaitę gal buvo neblogas oras, bet ant savaitgalio ir sniegavo. Ir ryte radau, dabar biškį irgi sniegena. Nu ir nuliukas. Tai iš vakarą pasimaišykit, 2-3 drekinimus tokius, ne per daugiausiai tą vandens pilkit, kad nesušoktų pradėtas jaukas. Ir tada tą jau užtikrinta, kad jau paskutinį tašką uždėsit prie vandens, jau užpilsit. Ir viskas. Tai einam, skenuojam, nors čia labai daug nereikia, bet vis tiek paskenuosim. Nes viskas čia aišku ir taip aš čia buvęs daugybę kartų. Tik reiks įsiaiškinti, kur žuvis yra, ar čia jau brotkas ar toliau. O tą pamatysite eigoje. Taigi, bandom. Nu ką, pradėjom šėrimą. Atstumas kažkur 50 metrų. Netolimas, gan čia įprastas, realiai toliau, čia iki 5 maksam, toliau nėra ko belsit, nieko nerasit. Iš tikrųjų. Tai dabar pabiškį šersim, žiūrėsim, ar čia šios gyvybės galima rasti, biškis negriuoja. Taip, vos matos. Pabandysim daug nešersim, turiu tokių gerų šeriklus daravo iš inkariuko.
tokios, normalios, tikrai jau nėra mažytės. Tai tokių šėryklų pavarysim, nežinau, nedaug. 6, taip minimaliai 6 varysim ir tada žiūrėsim, jau žvejosim taške. Gyvų iš pradžiai neduosiu šėlimo metu. Gyvo į biškį dėsiu gabaliukų, kai jau gaudysiu. Kai jau mėsiu su kabliuku, tai dėsiu ten šyklapą. Vieną kitą mateliuką, na kitą ten pinkutę, pavyzdžiui. Ir viskas, ir žiūrėsim. Turiu kasteriuką, turiu kasterių, turiu dzikų, turiu skandintų dzikų, turiu spalvotų dzikų, turiu spalvotų skandintų dzikų, turiu pinkų, turiu slėkiukų, turiu matėlius. Žodžiu, inkaras nepagailėjo, prikrovė pas juos ten tų gyvų kalnai, ten kibirais gali semt. Tai nepagailėjo tikrai. Turėsim ką išbandyti, ką išnaudoti. Žiūrėsim, aš tikiuosi, kad, nežinau, nes tikiu labai daug kažko ten karščio ar dar kažko, tikiuosi, kad belė pagaut kažką, nes tokiu metu turėtume ledą sėdėti iš tikrųjų. Tai bandom bent jau patokią pagauti, jau man jau smagu, bus jau saldu. Jaukučio. O, tokia šariklėlė. Šukt. Ir į kitą krantą. Šuk. Pulimt. Klipsiukas kaip girdis. Gilius apie 10 su biškiam. Ten 10, 7, 9, tai beveik 11 realiai yra. Tokia dobikė čia graži tokia. Yra tokia, ta dobė nėra labai plati, tai čia tų vietų nėra, kad prisadintų labai daug žmonių, nes tikrai nėra labai ilga. Tada bėjo plotis jos, tai plotas yra šiek toks, bet irgi neįspūdingai. Bet esmė tame, kad, čia daug, 5 žmonės maždaug gal pažiūrėtų, tai kad Baisulinas kalnas turi. Pažiūrėkit, kas žmonės daros. Tai ten viršui pačiam atema, bet ten reikia nulipti. Tai žinokit, būna ar smagesnių veiklų tikrai. Šiaip čia atvažiuoti su kėdutė, su smeigė, pasimti meškrytę, ten kibiriuką, sjauką ar masalais ir savo gali žiūrėti, žinai, ten nieko įspūdingo, kuprinį nugaros. Tik tiek, kad čia sunku iškelt stambę žuvį, labai sunku tikrai. Čia pavasarį, pavyzdžiui, ankstyvą tų karšių pasirodo stambių, bet jau stambių tikrai, kad atkelt nuo dugno vasieną, bet su pedana jau sunku būna iškelt. Aišku, pedaną galima atsinešti gan toli, nes gilio nėra, bet sunku, kad čia jau yra, aš turiu ištraukti žuvį nuo kranto, tai iš vis yra žiūrėjau sunku, nes tai ypač pavasarį, tai pavadėlį plonė, ta žuvis atsargi žuvis labai, tai, čia sako, pedaną gali pasinešti, bet turi britkelnes jau dėti, žinai, o kai šalta, tai su britkelniam menkas malonumas, jau geriau, nežinau, nuogam. Nežinau, tam britkelniam niekas smagaus. Dabar pasinešiu biškę, kiek botai leidžia. Pasinešiu tą pedaną, sėdėjau platformytės ramiai žvejoju, bet nuo kranto čia galiu užsimest. Patogumo biškį mažiau, aišku, bet dabar vanduo biškį pakeltas ir kai nuleistas, tai šiek tiek smagiau žvejojasi čia. Esu čia gaudęs gruodžio mėnesį. Esu gaudęs čia, kai tik tirpsta ledai. Tik vis... čia karščio buvo, tai kad labai jau jie bandri tokiu metu, bet kur būna. Ta vieta tokia pat nepatogi, kalnai, duobė, iškelt sunku, bet man čia smagu, man čia tylu, ramu. Žmonių mažai būna, tai po video aš tikiu, kad jeigu ir pagaučiau čia karščio milijonus, tai čia žmonių labai daug nepadaugėtų, nes į tą kalną ropstės mažai kas nori. Tikrai mažai. Bet vieta yra superni iš tikrųjų. Daug vietų yra daug, mariose tikrai netingėt paieškot. Kai kur gal reikia biškį vieną kitą šaką nusipjauti, apsitarkyti, aplinką, šiukšlę susirinkti ir viskas, ir savo žvejojat. Ir nesukat galvos, kad jūsų ten vietą kažkas užims, nes tokią nuošalesnį vietą pasirenkat. Svarbu yra netingėti, nes visi važiuoja ten pat. Važiuoja trečią vietą, kad užimt vietą ir panašiai, kovoja dėl tų vietų, pyksis ten, žodžiu, baisu ir tose kolkotuose tenais ir šiukšlynai darosi, nes visokio tipo plauko susirenka žmonių. Nežinau, manęs tai nevilioja, aš jau geriau savo ramiai važiuosiu, pasiklausysiu gamtos ar valčių variklių žymų. Bet nežinau, man jau čia tikrai smagiau yra.
Tikrai tų vietų yra pilna, nesunku susirastas vietas iš tikrųjų. Tiesiog atsidarykit. Ten batimetrija ar dyperį, ar kur ten turit, ar gilis, mačiau visur, ten pilna tų batimetrija. Tikrai nes netink dyperė, gal biškai tiksliau atitinka, bet ten tas kitos batimetrijos, ten taškas to netitiks, reikia tikrintis su švienu, su dyperiu, su ką turit. Diagnus viską ir tiesiog netingėti, yra tų vietų kalnai, tą kelią pasidarytumėt, žodžiu. Tiesiog reikia paieškoti. Aš susimarėsiu, kadangi man dar artimas telkinys man netoli, laik šalia gyvenau, tai aš aplink Marės visur apažinėjau, visur patikrinau, vietą žinau daug, visur, kur kokie giliai, kokie dugnai ir panašiai, tai tas ieškojimas atsiperka galiausiai. Nereikia, kaip ten kapitoniškai prasideda pavasarį, o Jėzus, antrą nakties važiuoja, ten jau jie renkasi, kad 8 valandą tik tai kliovo sulauk, nes tada tik tai kimba. Bet svarbu, kad tik užimt vietą, dėl antrą keltis, važiuot, tiksliau, antrą būti vietoj, kad užsimt vietą. Aš maniaks, bet nebe toks. Kažkada irgi tai darydavau, bet jau nebe, jau tom nebeužsiemu. O jau kaip ir koks rūkas ar čia pugatina, aš nežinau, žiūrėkit. Aha. Vo, matot, ten toks jau biški kaip ir rūkelis. Tai nedaug liko. Žiūrėsim, kas čia bus. Susiranda pavadėlius. Tikrai dabar bandysiu nuo pačių kūdžiausių ir nuo pačių smulkiausių kabliukų. Šiandien ir ką, šiaip daug kas čia įsisėmė pas mane jau per tiek laiko. Senai rišausi. Vakar žadėjau pasirišt, aš toks biški kartais gal ir tinginys būnu, senas arba jaunas, nežinau kaip čia vadinti. Tinginys gal senas, nes senai vis tinginys, o šiaip tai gal dar jaunas. Žiūrim, ką čia turim už to mažo kabliuko, vis tokia. Ne to dėžutė. Jaučiu reiks atsitvarkyti užsimest, ne vasarą. Čia toks vėjukas dabar užputė tą tokį rūką. Tai šalčio kažką padarė. Bet vaizdas tai gražus. Sniegiukas jau vis labiau matosi ir gan stipriai pradėjo snigt. Tai, tokį vaizdą matyti, čia yra pasaka. Jeigu dar keps žuvytę, tai aš būsiu laimas kūdikis, aišku, mažai šansų. Toks sezonas dabar keistas labai yra, bet viltis durnimatna, tikimės ir gal mus Dievas apdovanos, kaip sakant. Paskutinį šryklą suleidžiam, oba. Tamsus jau kelias toksai. Super toks. Ir svarbiausia, kad nebūtų man, kaip man yra buvę. Vienais metais yra buvę taip, kad atvažiavau irgi, gal gruodis buvo jaučiu, nes tokia žiema vėlyva buvo, po to buvo jau ledas tikrai buvo. Bet atvažiavau, minusiukas buvo, ledai palei kraštas, biškai pasidaužyti reikėjo. Pradėjau žvejot, irgi žekdžiuosi ten prie laipto antrų. Viskas gerai buvo, ten jauką padaviau, nieko daug nedėjau, po to pabiškį, pakarpės tokios kašytės pažiūrnelio dydžio, su vindausiuku, šėriau, žvėjau, ten galiu 4 metimas žuvytė buvo, 5 metimas didesnė žuvytė, 6 jau karščias, toks pusantrinis vėl karščias, toks apie kilo ir po to biškį pamažėjo. Jau gal viskas bus gerai ir žiūrėjau tokia puga, kad net nemačiau kur metu. Kitojos pusės krenta, nieko nesmatė, po to jau netgi taip užžiūrėjau, kad kur numetu, net nematau šyryklą, kur nusileidžia tos vietos. Tai nori, plus ne vasara, tai malonumas mažesnis biškai sėdėl. Tai susirinkau daiktus ir jau išėjau namo, jau išvažiavau namo. Čia tai būtų visai pats, jeigu tai būtų nuvažiavimas prie palipat, nereiktų čia to kalno teistis. Galima pasidaryti, aišku. Ne, šiaip vakau, nelabai galima, negalima į tą medžią, kad nieko čia.
draustinis, ar kas ten toks, žodžiu, esmė. Gamtą reikia saugot. Gerai, nu ką, šeriam. Ai, dabar paskutinta buvo. Aš aišku jauką prisimažiukai vis laik toną. Sakyčiau per daug gal. Bet, net dabar kiek žiūrėjau, tai nieko blat. Nu, nebent tempas bus, o tempo aš tikiuosi, kad tikliau tikėtis dabar tempo tai yra nesąmonė. Tikėtis tempo yra nesąmonė. Bet. Dėl to durnimo, aš kaip per paskutinį kartą buvau žvejot. Nes tikėjau iš vis kažkas, kas bus gera, nes jau buvo tikrai šalta, buvo +5 tik tai. Bet, kaip buvo gerai. Pradžiai nieko į blatną, po to taip užsikurati, tik kad labai daug neištraukiu, nes irgi brokė baisinė buvo. Kauno mariose čia. Tai, žinot, taip ir gyvenam. Nu, kabliuką mažą, bet turiu dar ir mažesnių tikrai jūs dėsim. Nežinau, čia matysis, nesimatysis kabliukas. Nu, šiaip tikrai mažiuks. Čintos. Dvyliktukas. 0,1 pavadokas, metrinis. Pacievkė, kiti kaip sako, dar ten kažkaip pašniurkė. Nežinau, bandysim. Taip, kol kas. Po to aš turiu ir mažesnių, turiu ir 0,8 pasiruošęs valą. Aš jau tikiuosi neprireiks. Man jau ten yra tragedijos žvejoti, visiems turbūt nepatinka su juo žvejot. Nes jau 0,1 yra, kai šį yra pametį mane. Nes jau 0,1 yra tikrai ne tas valas, su kurio būtų labai smagu gauti, bet dar viskas įmanoma. Naudoju fidergam ir viskas. Tik kai lyja, tai jau bjauru yra. Pinnas visur lenda tas valas, kliūna iš viską. Biškai prakti viskas, ir nebėra tavo, kai šitas 0,1 jau plaukas taresnis. Nu ką, bandysim pradžią nuo miniatiūrinio kasnelių. Du mateliukai, vat, ir pinkutę pačią mažiausią susirasim. Užmausim per galvą, labiau sparduose. Toks masaliukas, 2 mateliukai ir pinkutė. Pirmą metimą dar protestuosim taip, pažiūrėsim, ar ten judesys bus, bet šitą metimą ilgai nelaikysim. Eisiu gal dar strikytę pasimt, bet jau, biškį sakyčiau, stiprėja. Sniegas, pūga. Jau nebematau, kad tamais krantą nebematau jau. Eisiu strikę pasimsiu, jaučiu, nes vėsoka daros. Bet aišku, negaliu dabar pramazinti. Kibimų. Ką jūs galvojat, pirmas metimas? Žuvis? Ne ta, gal kurios labai norėtumėt, ar ta, kuri labai tenkintų, bet tai yra žuvis. Kibimas greitas, tiesą sakant, net nemačiau jo. Dėl to sakykim, kad greitas gal, bet ką čia matysiu tokį. Ne, kažką ten mačiau biškį ten. Tekšt darė. Bet sunku pasakyti, nežinau. Ir pats judėjau, gal paperdžiau. Kažką. Dabar biškį paduosim krepyto nesąmonę. Žiūrėsim, kas bus. Šiaip aš tikiu, kad čia ir karštis gali apsilankyti. Bet ar jis ateis šiandien, ar tiesiog gal ateis, bet gal nekips. Čia jau matysim eigoje. Bet yra smagu, iš tikrųjų. Taip atsiliepia žuvis, kad ir kokia. Tokiu metu, su viduriu gaudai. Ir vis tiek pagauni, svarbiausia. Dzikas. Ir vis tiek kažką pagauni. Dabar jis susirado savo laikrodį. Nes gal reikės čia jau skaičiuoti kažką. O jis yra vėl nežino kur. Visą laiką rašiuos, kai nereikia. Nesvarbu. Turim kitą laikrodį čia. Nesimsim, kas 2 minutės, nes neaišku, čia tie, jeigu nesimato jų kibimas, jau toks reikalas, pavyzdžiui.
Dabar va, ištraukiau žuvelę mažą, ne? Nemačiau kibimo, kai jau pakėliau, jau žiūrėjau, kad kažkas sunkiau, negi prastai, lyg būt neįsipurčiu šyryklą. Bet esame, kad jūs nematote kibimo ir jūs galite tiesiog laukti. Dabar statysiu 2 minutės, tarkim, ir matysiu, žinai. Po 2 minučių ištrauksiu, gal bus pasikoręs, o gal dar ne. Tada žinosiu, kas kiek laiko čia kažkas kimba. Nes jeigu taip, neustatot laikrodžio, ten tiesiog lauksit, gal jis nebus pasikoręs, jūs neištrauksit. Šiaip pat, aišku, tokiu metu patartina galbūt iki 5 minučių laukti. Bet jeigu smulkmė kimba iki 2, tai... Taip pat taip, nebus to kablio per jūs, to karščio nesulauksit. Jeigu jūs tikitės to karščio, aišku. Pabiškai, va, gyvų paduosim, žiūrėsim, bet nedaug, aišku, nes toks metas. Pamiršau dar paminėti. Aš kaip įprastai esu minėjęs per savo video turbūt. Tokiu metu aš naudoju jauką su žemė maišu. Perku, nežinau, vieni tam mačiau perka ten tas gėlėm, bet ne, aš perku iš tam pačiam inkarė, šiaip gal kitur, aš nežinau, bet inkarė perku. Lenkiškos tokios žemės, neprižinau, kaip vadinasi, pakelį ten 1,8 kg atrodo būna. Jis ten būna švaresnis, ten nebūna šaknų nieko, aš jį prasijoju per 4 mm sietą. Esu ir per 2, bet realiai tas pats gaunasi dalykas, tik tai ilgiau šveitė. Jeigu manau, kad įsimeti su šaknim ir tau gaunas toks puri tokia žeminai. Jauką sumeti, pradžiai iš jauką sumetęs, sudėjęs tą jauką, ką aš planuoju, tą receptuką, jį išmaišau su žemėm, palieku biškį. Nes su žemės tokios šlapės biškį yra. Tai viena to, kad, jo šlapios, tai kad jeigu užpildys vandens, kad man kars atrodo, kad ten susigaizuos tą žemę ir tas jaukos tavo nesigers. Tai pradžiai palaukiu, kad ta drėgmė biškį pasiskirstytų gal. Ir tada jau pabiškį, bet labai atsargiai ten, nepilu iškart daug vandens. Nes ta žemė tokia, nežinau, gal sušoks po to. Vėl sijot reikės, tai vargo vakarienė. Ir prie 2 minutės turėsim, kas ant kablio ar yra. Liktais kažką traukiu, vėl tokio pačio dydžio. Pažiūrėsim, ką mes šiandien sunuliosim. Saulė pabiškį bando lysti. Tai visai smagu. Tikrai aš pasėdžiu, aišku, su termorūbais aš. 3 sluoksniai termorūbai. Ne, šį kartą nieko neturiu. Bet tikrai nėra šalta, bet šį kartą nebandžiau matiliuką, bandžiau dziką. Dziką su pinkutė. Jau atsikratom. Tada bandysim tik tai matiliuką. Va taip ir bandot, ką žinai. Bandot. Pradžiai aš pabandau, būna tiesiog kiekvieną metimų pakeitaliot. Kartais kas 3 metimus susigalvoju, tiesiog taktį kažkokį ir tada bandai. Nes jeigu taip iš akies, tai po to ir pamiršti, ką uždedi, ką nedėjai, ko nedėjai. Tai susigalvoju tai kažkokią kaip taktiką. Ir laikausi aš jos. O būtent kaip jas, kokią ją gal daryti, tai čia nežinau, kiekvieno reikalas. Kai būna geresnio orai, tai aš vieną maseliuką ten, tarkim, bandau 3 kartus, kitą vėl 3, tai važinai. Bet atsirenkiau tą, kas ir ką reaguoja. Bet dažnai būna ne tik maslas esmė. Renkėsi dar gyvų padavimą, vieną padodį, kitą padodį. Ir stebi reakciją, žinai. Tada kartais va būna, karščiais mėgsta, tą dziką tarkuotą atrodo. Bet vasarą taip yra buvę vieną dieną. Važiavau prie Mario, ciko duok. Tarkuotą. Kibirais ir tas karščias tais didelis į krantą be problemų. Kitą dieną atvažiavau. Gal po 2 dienų atvažiavau. Tai jau dziką, tik dziką padodį iškart malkius karščiukas ir plakis. Bet tokie jau visiškai tokie jau. Tik padok dziką iškart. Nutraukiau dziką. Tai paprimo ir kibimas šį paprimo. Tada tik matilius pradėjau duot, kukštais iškart didelis karščias buvo. Pabandžiau vėl duot dziko, gal karščias atėjęs didelis. Padaviau dziko, vėl mažas atėjo. Tada vėl apkeičiau, vėl matiliu, vėl didelis pradėjo kipti. Taip, tada atsirenkiau. Tokiais bandymais. Bet būna, kad ir nieko neatsirenkia tokiais bandymais. Tai tokia ta žvejyba, žinot. Nesakyčiau. Šiaip geras oras, tikrai nėra šalta. Bet rankytės vis tiek biškį jaučia tą minusiuką. Nuliuką minusiuką. Ant plauko tai viskas kabo. Mačiau balos apšalusios ryte buvo. Čia vietoj šalia. Žieždžiuose pačiuose. Kas mane žino, tai žino, kur aš žvejoju. Ir visi žino, kad aš durnas dėl to, kad čia žvejoju. Ne dėl vietos pačios, o dėl kalno. Viskas čia gerai su ta vieta, žinai.
Šiaip aš gal norėjau bandyti visai kitur, bet po to pagalvojau, kad man čia gražiau ir labiau patinka. Šiaip taikyčiausi tokiu metu iš tikrųjų 15 metrų gylių. Mariose pačiuose, jeigu sėdit, taikyčiausi 15 metrų gylį tikrai, nes jau esu tai daręs ir man tikrai, kodėl? Būtent todėl, nes 0 ir minusas. 0 ir minusas. Dėl to, būtent esu daug peršęs, esu tai iš patirties, žinau, kad dažnai nueina į tą gylį, 15 kažkur metrų gylis. Mariose, pačiuose mariose, dėl to, aš taip esu bandęs ir būdavo gerai. Bet kadangi čia visą savaitę buvo +8, tai dėl to gal dar surizikuosiu, pažiūrėsim, kas čia vyksta, žinot. Kas nerizikuotas negeri. Šiaip ten man, čia apie tai kalbu, kur, pavyzdžiui, žiūriuose bandžiu, tai antri laiptai yra. Ten gilis 15 metrų, gal 5 metrų atstumo. Laiptukais nusileidžiat, neužsimuš svarbiausia, slidus. Bet aš ten kažkaip nenorėjau, ten ir žmonių atina kažkaip pasivaikščiot. Tos ramybės norisi ten pedaną biškį reiktų toliau pasinešt, bent jau man. Kaip kada, aišku, yra vieta, kur gali desnešt, priklauso vandens lygio. O čia šiaip pakėlęs vandens lygis. Ten šiaip ir kalnas gal mažesnis, bet, žiūrėsim, kas čia. Jeigu čia nepavyks, įmesiu video, galbūt šiandien. Ir tada, jeigu man čia nepavyks, važiuokit tenais į 15 metrų gylį. Bet jeigu pūžlys atėjo, kibimas. Jau gražesnis, pirmą gražų kibimą pamačiau. Kad ir kas tai bebūtų, laikrodžiai, aišku, durnius nenusiėmiau. Toks jau mano būdas, kaip sakoma. O. Kažkas davė sporto atgal. Pakėliau ir atgal. Nežinau, kokia žuvis, nejaučiu dabar iš tikrųjų, bet manau, kad yra kažkas. Bet išlaukimas turėtų būti gal ilgas visai, nežinau, šiandien nusiėmė laikrodžių. Bet smagu jau, ta prasme, pakeliu meškerį ir tau kažkas gal duoda, kad ir nestipriai palyginus. Bet davė. Nežinau, ar pakirtau iš tikrųjų. Gerai, atsiprašau, bet čia yra ne žuvis, čia yra. Žuvis gerai, bet davė atgal. Atrodo, kad žuvį būčiau pagavęs. Aš nežinau, gal čia jinai kaip pakėliau kabinu. Nes čia yra tas pats pūklis. Bet kažkaip, vis tiek smagu, kad ir tas pats pūkliuks, nesibaidyk, rūpižiūt. Jau įskėtęs tas kiauterė, pažiūrėk, jau tipo, Jėzus koks įpiktas ir koks didelis. Kas per žuvis keista? Jau 2 žuvis, ką žinau. Kakliuko tai pradėsiu mušt. Jau 2 žuvytės yra. Matiliuką, kurį mėgsta. Aš dabar pabandyt galvoju, šiek tiek masaliuką pastambinsim. Pažiūrėsim, gal matomumas pagerėjo tą masaliuką. Aš labai abejoju, kad tą maslą didelį ims, bet pabandysim, pažiūrėsim. Kad ir tą patį pūžlį, su pūžliu po to ateina ir kitos žuvis. Aš tikiuosi. Esu čia žiemą, tai čia negaudykit. Aš čia žiemą bandęs negerant ant dumblo. Každėl žiemą ant dumblo, kai ledas ir nesilaiko ta žuvis. Kai ledo nėra laikosi. Labai įdomu čia būtų sužinoti, kodėl taip ir, nes kai yra ledo laikosi, kai nėra ledo nesilaiko ant dumblo. Nes čia, minkštą daug nelaiko, bet ten visiško dumblo nesilaiko kažkodėl. Nepatau gal, žinai, sminga kojas žuvim ar kažkas tokio. Bet kol kas nieko daug neduodu, aš čia prisikaripiau, bet nedėjau. O tiesiog iš reiklavo matosi vienas kits matiliukas ir vieną kitą pinkutyčių. Viduje kokie 4 matiliai 5, porą pinkučių, porą kasteriukų. Biški visi tie menki džiūvėsėlė, aš labai čia mažai iš tikrųjų įdėjau. Bet tie menki džiūvėsėlė sunkiai matosi, kol jaukia, nes žemė nusispalvina. Bet vandenį, kai atmirksta pasibėjo, tai viskas gerai matosi. Bet tokių
metu, žinokit, džiūvėsėlių tai labai mažai reikia, daug tikrai nedėkit, nes žuvis jų irgi prisivalgo. Ir tai sumažėja norą imti jūsų kabliuką, masaliuką. Tai tikrai daug nedėkit. Džiūvėsėlis skirtas tam, kad atkreip dėmesį, kad būtų taškas ryškesnis. Tai vasara visą kitą labai gerai, tas karščias šiaip daug valgo, tai ten tą džiūvėsėlių pareigia, tai jums irgi nauda, kad aš kiaus laiko ilgiau, bet kai jau blogas, kai kevimas jautrus, uždėjau, žinokit, jau du kirtimus galingus davė. Galingus. Kolį tempinėjau, jau davė kibimą. Tai man jau tom, bet vačiučių ir masaliukas buvo 2 dzikai ir 4, man atrodo, matiliukai, tai jau toks jau... jau masalas. Kolį tempinėjau, kibimus 2 turėjau. Įdomu. Aišku, kabliukas mane labai tenkinantis, bet ar porą kartų pamėtėsim, pakeisim kabliuką, nes man šiaip činta, nežinau, daugam nepatinka, kitiem patinka. Taip, man nelabai. Matus, pūždys, taip nesmagiai durė. Man šiaip yra vieną kartą, kai pirmą kartą bandžiau, tai labai gerai buvo, nes labai žiūri gera realizacija buvo. Ištraukiau gal 9% žuvies, o tai buvo karšiai ir karosai ir Konavarėse, Palemonė ir labai gerai, tikrai didelis kiekis buvo. O tikrai geras kiekis buvo ten, gal nežinau, koks 31 turėjo būti. Bet po to, kiek bandžiau, tai nepakirtė, tai atsikabina. Dar nepakirtė, dydis gali reikia dar kažką, žinai. Pačio klaidos. Bet traukiant pastoviai atsikabinti. Dar viena žuvis nieko, bet kai atsikabino 2-3, tai jau supras, kad jau po 2 realiai atsikabinimus supranti, kažkas yra negerai. Būna aišku, ten kita žuvis, jautri labai. Man įdomu, kai čia bus jau pim daryti. Pim dar. Gerai, žiūrim, kas bus. Žuvies pilna. Kitokią žuvį pagaliau pagavau, tai dydis dar nelabai tenkinantis irgi. Bet tai yra sekundė, palaukite. Labai slidus daiktas. Tai yra karšius. Kad ir maras, bet vis tiek karšius. Ir kad jis paimtų, reikėjo sumažinti kabliuką 16, kas ir natūralu turėtų būti. Dar vienas pavadėlis ir kokį 50 cm ilgio. Ir dzikas nepinka, nes pinkos neėmė. Būtent dzikas ir 2 mateliukai. Visą kitą, ką bandžiau, palečiai išspjauna, o šitą jau paėmė normaliai. Aišku, dydis nėra tas, kad čia būtų kuom girtis. Tikrai ne tas dydis, bet... vis tiek smagu, bent jau man tai yra smagu, nes tokį metu kažką pagauti yra taip jau. Daugiau nėra ko norėti. Nėra čia ko, žinai, varyti Dievo į medį, kaip sakoma. Ar koks ten tas posakis. Reikia džiaugtis, ko turi. Yra. Greitai, labai greitai atsiliepia.
Čia gal ne žiobriukas bus, bet kibimai kokie gražus, vajas. Tokiu metu lenkia, atrodo, kad, tikrai gera žuvis būtų. Kodėl aš taip traukiu, kaip tikrą žuvį? Nes taip smagiau tiesiog. Biški pasisparda, pasidaužo. Čia biški kliūna kartais už akmenų, nes akmenų nemažai palei krantą. Per abrovkę tai perkelus yra gan stambių akmenų. Ir ne kartą man yra ten žuvis užlindus ir tu daryk, ką nori. Bet tai traukiant dažniau ištrauks. Ką čia turim šį kartą? Jo, žiobriukas tik tai. Jau didesnės išmaros negu prieš tai buvę. Kadangi jau pavadėlė tai plonyčiai, paimam su grojykštu. Čia jau, kaip sako, vietinį, senimas, nežinau kas taip sako, bet sako kepamas. Kepamas, Sekundę atkabinu. Nematau prieš nes ką atkabintų. Gražiai lupytą. Ką žinau tas ką. Bet žiobriukas toks, pinokis. Kokia nosis. Ką žinau, kaip ir visi važiuoja pabižiai kibimai, visai smagu. Kaip taip greitai, tikrai greitai. Žuvis kimba, dydis aišku toks pats, nieks nepasikeitė kol kas, bet kimba, gan aktyviai kimba, kibimas irgi labai išraiškingas, tikrai nereikia padidinimo stiklo, kad matyt. Šį kartą koją bandom iškelt, rodysiu, ką čia per kojytę turim. Baig. Kojytė. Tai, tikrai smagu. Tai koja, tai žiobris, tai karšiukas, tai pūgžlys. Ko dar norėtų kibimai, aiškus, ryškus, viskas matosi, ko puikiausiai. Ramiai pažvėjoju, gerą laiką paleidžiu. Savaitgalį. Ir ką? O to vėl darbus. Vėl atvoji darbus. Vėl laukiu savaitgalio. Ir vėl pažvėjot. Ko daugiau reikia? Širiklėlę nedidelę gaudau su Prestonu tokiom kulkytėm. Šiaip jos gal mažos ir tikrai maža talpa. Jo žiūrės smagiai skrenda, o kas smagiausias turi tokią iš vidinės pusės išpjovimą, tokia pasmailėjimas, švinas, įsmailintas iš abiejų puskių. Tai kai traukia, daug lengviau traukės, nes šiaip būna su kulkom, kas yra, kad meti lengvai, o trauki biškį sunkiau, o su šitom jau traukia kaip net nejaustum širyklas, labai, aišku, tas Prestono jos biškį gal brangesnės negu paprastos koks nors tokios plaspasinės tokios, bet šiaip žiauriai fainas, man taip jos patiko ir labai taikliai metasi, nes, pavyzdžiui, kur būna metalinės kulkos, jos dažnai turi kažkokį biškį tokį nukreipimą ir nelabai tiesiai skrenda kartais. Šitą nežinau, man tobulai, kur atrodo, kad nežinau, kad snaiperis būčiau. Taip jau smagiai tiesiai taikinuką. Ir sakau, kas labai smagiausiai man patinka, tai labai lengva kyla, o čia kai reikia iš didelio gilio trauk žuvį, tai ir per abrovkę perkelti, tas labai padeda. Dažnai mariose reikia ieškoti to širiklėlio, kur dideli giliai kitokių negu įprastai. Turiu dvi tam mariose, dvi širiklėlio tipus, kurios gaudau. Tik tai kitas dalykas yra, kai jau ateina vasaros metas, talpos per maros. Tai jau kai vasaros metu tai jau gaudai jau tiesiog gigantiškom, dideliem širiklom. Tokiam vasaros metu tokiam gaudai. Nes reikia labai daug visko ploti. Ir tai kas belieka. Plius daug jauko būna.
Tai šikla gali būti šiek tiek lengvesnė ten jau, nes su jauku tu svorį gan gerą turėsi, pavyks užmesti ir dugną nusileis greitai, o užtrauk bus lengviau. O kai gaudau, kai jau nereikia tokių didelių kiekių, tai gaudau va. Toks vienas, aš manau, irgi mėgstamiausių. Tos va, kaip, nežinau, kaip šulnukas, kaip šrikelė, bet tai tokius va sparniukus va turi. Plasmasinė, dugnas lygus, bet labai smunkiai kyla. Čia yra 56 gramų, naudoju 56, 8, nuo atstumo priklauso, turi 16, bet ten jau gadės smulkmai. Nes labai lėtai leidžiasi, tai labai smagios tokius. Nu ir šitos. Jis turi va tokį, čia, šitos vietos yra tokie pasmeilėjimai. Ir nežinau, daug pribandžiau, bet man tiesiog prilipo ir tiek, nesau, kad jos labai čia pačios geriausios, dar kažkokios, bet tiesiog man patiko, man prilipo. Man lengvai jos keliasi iš dugno, kai didelis gildis yra, tai ko daugiau norėtų. Yra, aišku, ekstra atvejų, kai naudoji jau, kur labai bjaurus dugnas naudot gali Windows'ą. Jis nėra, kad lengvai kiltų, bet jis mažai kliūna kažkur. Dėl to jis lengvai įstraukia, nes jis kaip svarelis trinasi viskas. Mažiau kažkur kliūna. Bet su juo ypatingai mažai jauko jau pasiduoda. Tai su juo jau biškai kitaip. Vat šiandien visai tiktų Windows'ukas. To jauko nemanau, kad čia reikia daug paduoti. Tas judrumas yra. Aš kol kalbėjau, turbūt kibimo pramaizinu. Bandysim dar gėlius. Nebandėm šiandien dar tų visų gėlių, kur inkaras įdėjo pabandyti. Geltonas pažiūrėsim, kaip jis atrodo, kas per kvapas svarbiausiai. Kvapą kažkokią neužuodžia labai. Žiūrim, kai čia gaunas. Oho, paskui. Užtepiu žalias gaunasi. Toks. Šiaip vasarą turėtų būti gerai tas žalias toks marcipanas. Šiaip atrodo geltonas, kad būtų, bet ir yellow parašyta, bet tos žiūrėsim, kas atrodo kaip pivalinį įpelį. Vis laik pasibandykit, jaukus visokius aromas, viską pasibandykit, pavostykit, ragaukit, gal nelabai, nes po to tualetą reikės bėgti, bet pasibandykit įvaininti, tenais jauką, aromą, pažiūrėkit, kaip atrodo, kaip veikia, nes kai kurios dūmas leidžia, kitos nesleidžia, kitos ten kažkas spalva matosi, žinai, dūmelės toksai. Reikia, bandyti, nebijoti. Jauką taip pat irgi, aš laik jauką pasibandau, atvažiavęs prie vandens sulaikymą tai vandenį, pažiūrėt, kaip jis reaguoja. Ar kyla kažkokia šiukštas, kurios neturėtų kilti, ar greit pasileidžia, greit nepasileidžia, tiesiog reikia bandyti. Žuvis kimba, dydis, ką žinau, toks pats. Bet šiaip sparčiai pradėjusi įsibėgėja ta žuvis, kabaliuotis. Šį kartą turim kojytę, tokią visai nieko. Nu, kaip kam, žinai, bet pagal ranką tai tokia, kaip pavalgis. Tai va taip ir gaudom, ką žinau. Įvairovė tai visai patenkina manęs, ešeriuką pagaudau dar. Tokį violetinį kažkokį įdomų. Tai man ta įvairovė šiaip daug visai patiko, nes karšiukai, pūžliukai, kuoja, žiobris. Ir viskas. Nu, bet ta prasme, vis tiek. Smagu, norėčiau šiaip karšių. Dar pabandysiu po to. Dar biškį smulkę pagaudysiu. Po to bandysiu daryti aliną. Reiškės, paduosiu daug gyvų, daug materialų, daug kasio, daug dziuko. Tiesiog sumesiu. Nu ir ant išlaukimo sumesiu, daiktus ruošęs. Nu, ateis gal karščius, gal neateis. Jau nieko neprarasiu, ta prasme. Aš jau savo, ką norėjau, padariau. Pagavau smulkios žuvies. Pajutau, esmė buvo man pajust per rankas skirtimą, pajusti, pamatyti viršūnės linkimą. O tą ir gavau. Tai skaityčiau, diena užskaityta. Prasvieta ne prie kažkokio teliko, nieko neveikiant. Nedirbant, o vat savo leidžiant laiką savo užsiemant hobį, kurį myli ir kurį mėgsti. Tai aš skaitau, kad viskas čia labai gerai, fantastiškai. Tai vat. Tai ir tęsim toliau, gaudom, pažiūrėjom. Nu ką, diena pasibaigė.
Baigiau žvybų, dar buvo švies, kol daiktas susikrovau, susinešiau, jau tamsu. Nu, žodžiu, esmė, kad žvyba nebuvo baisiai gera ir labai nusisekus, tai pagal žuvies, aišku, bet smulkios. Porą stambių kojų pagavo, tokių gražių, tikrai tokių, tokios išmalos neblogas. Tokios, žinai, pavasarinės tokios. Toliau ką pagavau, karšiaukų, žiobriaukų, pūgžlių ešerį pagavau dar. Nu, žodžiu, žuvies visokiausios. Karšių stambių nebuvo, vieną turėjau gerą tikrai pasikirs kažką. Turbūt ne karšis, bet biškį patraukiu, ir viskas. Nu, ir kaip ir, kol aš čia žaidžiau su smulkme, žmonės aukščiau Kauno marių traukia karšius. Ką aš čia veikiu? Nežinau. Nu, žodžiu. Norėjau pabandyti arčiau namų, pabandžiau. Supratau. Vieną dalyką, ką supratau, kas keisčiau. Šiek tiek buvo pradžiai viską, taip smulkiai atsargiai dariau. O po to jau, kaip sakiau, ant pačio galą. Kroviau viską, kas dariau, sudėjau tiesiai jauką. Į tašką pradžiai dar sušėriau kokį 10 šerikų ir tada pradėjau žvejoti dar biškį. Nu, ten pusę valandos. Tai kibimas ėjo kibimą ir vien karšiai buvo. Nu, bet nedidski ten tokia. Kas keisčiausia buvo, gal kad suleisiu tas šeryklas, ten lapšė tuščia bus. Bet nebuvo. Gal reikėjo nuo anksčiau tai pradėti, gal būčiau kažką pagavęs, kas čia žino. Nu, ta prasme, stambesnė. O taip tai jo, ką, vieni traukia karšius aukščiau. Tik tai reikia užsimti vietas, kažkaip atvaryti 4-3 nakties. Kiti va kalnais raipolė ir gaudo smulkmę. Nu, bet esmė suprato, čia nevažiuokit, čia nereikia tiek to jau, negaudykit čia. Nes tas kalnas žudikas yra ir neapsimoka čia žudytis dėl smulkmės. Aš pats asmeniškai laiką gerai praleidau, bet ne visiems tai patinka tokia maža žuvis. Kiti nori svarbiausia, kad stambios žuvies, tai sekantis turbūt mano kelionės tikslas bus kažkur aukščiau Kauno marių. Jeigu jis nepabėgs iš ten, turbūt savaitgalį bandysiu tenais vykti ir bandyti jį pagauti. Tai tiek žinių, tai ką, bandau dėtis daiktus, krautis viską pabiškį ir varyti namo tvarkytis. Ačiū jums, kad žiūrėjot šią mažiau įdomią laidelę. Ir ačiū, aišku, be abejo, Inkarui už jaukus maslus ir tą įdomią nutraukytę. Tai ką, iki susitikimų kitose kartuose ir sudie, sėkmės jums. Cheese. I got some